Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Ir nuotykių mes turim daug labai. Nors mūsų nematai, linksma su mumis bus visada. Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Čia visai gerai atrodo. Galim čia ir įsikurt. Mes su boileriu tai nesušalsim, bet jums turbūt laužo reiktų, ne? Tai laužas ne tik dėl šilumos. Dėl ko dar? Šviesiau, jaukiau. Ir uodai nekanda. Mes su Micito pastatysim palapinę, o jūs atneškit malkų. Einam, Lazerį. Aš ten mačiau kelis sausus pagalius ateinant. Galėsim prie laužo baises istorijas pasakoti. O nebijosi miegoti paskui? Ne, tada aš bijau, nes dar mažiukas buvau. O dabar tai tu tik pažiūrėk į mane. Tiek, o gal užteks jau, man jau skartos braška. Ai, geriau iškart daug pririnkim, kad nereiktų antrą kartą eit. Girdėjai? Aha, Kas čia galėtų būti? nežinau, Tai gal visgi užteks malkų? gal ir užteks. Kas uždegs? Boilerį, turiu degtukus. Aš maniau, kad Lazeris paėmė. Man sakė, kad Micito degtukus turės. Kas tau sakė? Nebepamenu dabar. Bet tikrai ne Uto. Tikrai ne aš. Aš ir sakau, kad ne tu. Micito kaltas, kad degtukų nepaėmė. Nekaltas aš. Aš net nežinau, kad juos reikia paimti. Ei, kas čia per pykčiai gamtoj? Taigi mus tuoj uodai sulės, jeigu laužo neužsikursim. Ei, taigi aš galiu. Tai visgi turi degtukus, melagėlį. Ne, aš turiu kai ką geriau. Tu gali! Lazerį! Lazerį! Micito, atsiprašau, kad apkaltinau tave. Pamirškim. Kas pradės pirmas? Ką pradės? Baises istorijas pasakoti. Aš galiu. Einu aš naktį per namus. Ir girdžiu, kažkas sako. Lazerį. Lazerį. Kaip miegas suėmė. Eisiu aš jau liuliuko. Labanakt, draugai. Gerai pavakarokit. Taip anksti? Aš net istorijos nebaigiau. Nieko, tegul eina. Įdomus tas mūsų Micito. Pats visada nori tų istorijų ir visada išsigąsta. Tai pasakoju toliau. Girdžiu, kažkas sako, Lazerį, Lazerį. Atrodo, kad man už nugaros grinai. Aš atsisuku. Jūs dar nenorit miegoti. Ne-a, Norim, Micito. Ateinam jau. aš noriu išgirsti istorijos pabaigą. Rytoj ryte išgirsim. Einam miegoti. Baisu jam. Ateinat? Ateinam. Lazerį. Kas, kur? Miegi? Jau nebe. Tai labai gerai. Lauke prie mūsų palapinės kažkas šnara. Čia dabar. Ar gali nueit pažiūrėti? Gal prisisapnavo tau? Uto sakė, kad nereikia tau baisių istorijų klausytis. Neprisisapnavo, nes aš net užmigęs nebuvau. O kodėl? Dėl tų baisių istorijų? Ne, visokius dalykus galvojau. Apie ką? Apie šunis, pavyzdžiui. Žinojai, kad jie mato tik mėlyną ir geltoną spalvas. Kitų nemato. Nu ir randi tu apie ką galvot naktim. Tai kaip ten dėl to šnaresio lauke? Pažiūrėsi? Pala. O kur mūsų kuprinės? Ei, stot! Nu dar gražiau. Uto! Labas vakaras, Uto. Kaip tu gyveni? Gerai aš gyvenu, bet galime ir ryte apie tai pasikalbėti. O kodėl ne dabar? Vis tiek abu nemiegam. Nu taip, jau nebe. Klausyk, Uto. O kur Lazeris dingo? Išėjo pasisiot? Pala, o jie su boileriu iš vis įsioja? Apie tai ir norėjau pasikalbėti. Rimtai? Apie tai, ar jie įsioja? Ne, apie tai, kad dingo Lazeris. Žodžiu, aš gulėjau ir išgirdau triukšmą lauke. Lazeris irgi išgirdo ir nuėjo pažiūrėti, kas ten triukšmauja. Ir tada išgirdau jo tolstančių žingsnius. Įdomiai. Aš pasaugosiu boilerį, kad jam nieko nenutiktų.
O tu gal gali pažiūrėti, kur lazeris dingo? Turbūt galiu. Čia ne tik lazeris buvo. Dar kažkoks. Vandens babaužiukas. Bet ką jis sausumoj veikia? Boileri, Ką, Micito? kaip gerai, kad nemiegi. Mes turim keistų problemų. Tai dėkui, kad pažadinai, nes būčiau jas pramiegojęs. Lazeris ir Uto dingo. Gal tu tiesiog užsimerkęsis ir jų nematai? Atsimerk. Ne, lazeris išėjo pažiūrėti, kas laukia triukšmauja, o Uto išėjo žiūrėti, kur dingo lazeris ir nepareina. Tai reikia ieškot. Tikrai? O gal pareis? Pasivaikščios ir pareis. O jeigu į bėdą papuolė? Lazeris su Uto į bėdą? Suprasčiau, jeigu būtume mes su tavim. Suprantu, kad bijai, bet vis tiek turime eiti jų ieškoti. Turbūt tu teisus. Nėra jokių blogiečių. Ne, Vilkų irgi nėra. ne, Vaiduoklių. nieko nėra, Micito. Uodų gal tik tai. Užuodi juos, Lazerio ne, bet užuodžiu Uto. o aš matau jų pėdsakus. Abu nuvarė į tą pusę. Lazeri, ką tu čia darai? Ai, nuobodžiauju. O kodėl vienas nuobodžiauji? Mes irgi norim. Aš vijaus mūsų kuprinių vagį ir įkritau į duobę. Kažkas mūsų kuprinės pavogė? Taip, jūs net nepastebėjot. Josegi mūsų maistas buvo. Tai va, spėju kažkas jį užuodė ir pavogė. O aš vijaus, nepamačiau duobės ir įkritau. Mes tave ištrauksim. O kaip mes jį ištrauksim? Reiks lipti ir mums į duobę. A, gerai. Pala, čia nėra labai gera mintis. Pasiruošęs, Micito? Taip. Aš sakau, kad čia nėra gera mintis. 1, 2, 3. O kas dabar? Dabar mes su tavim lipam vienas ant kito, o lazeris per mus išlips iš duobės. O kaip jūs išlipsit? Boileri, kokie mes kartais su tavim kiaušiniai esam? Eik tu savo. Rimtai kiaušiniai. Gerai, žiūrėkit. Lipkit vienas ant kito, iškelkit mane, o aš ištrauksiu bent vieną iš jūsų. Kai rasim Uto, ištrauksim ir likusi. Ai, ant manęs lipam? Kažkaip nepasitarėm. Stovėkit tvirtai dabar. Boileri, duok ranką. Aš nenoriu vienas duobėj pasilikti. Jo, lazerį, tu varyk, suraskuto, o mes čia dviese panabodžiausim. Ok, mes greit grįšim. Gal jau gali nulipti nuo manęs? Ai, taip, atsiprašau. Ką dabar? Spėk, kokį skaičių sugalvojau. 1, Ne, 2, ne, 3. ne. Uta, Lazeri, aš vijausi vagį, bet jis iššoko į vandenį ir dingo. o kaip mes tave iš ten grąžinsim ant žemės? Kas čia dabar rėkau naktim? O, Kūzova, nematei tokio žalio babaužiuko? Jis mūsų kuprinės pavogė ir pasislėpė vandenį. Va čia jau bus smaks, aiškiai. Tuoj. Va ir vagis. Atiduok daiktus smakai. Ar smakė, kaip reikia sakyti? Smakulėl, nebandyk mano kantrybės. Pala. Kaip jis jas iki čia atnešė, taip ir nuneš atgal. Ir padės man grįžti į krantą. Smakai nesiginčijam. Oho, Kur boileris su Micito? duobėj. Kur? Pakeliui paaiškinsiu. Ačiū, Kuzava, mes einam draugų iš duobės traukti. Smakai, kai grįšim į stovyklavietę, ten jau turi laukti mūsų kuprinės. Smakel, tu darais problematišks. 537. Ne, 538. ne. Boilerį, Micita. O, Uta, Lazeri, labas. Mes jūs kažkaip ištrauksim. Bet aš dar neatspėjau, kokį skaičių Micito sugalvojo. Tai gal vėliau užbaigsit? Ar norit lik duobėj per naktį? Ne, tiek to. Pasiduodu. Koks skaičius buvo? 540. Tai dar 2 bandymai ir būčiau atspėjęs. Taip išeina. Ištraukit pusėse. O, žiūrėkit, tai visgi parnešė. O, super. Aš einu miegoti. Labanakt. Ai, aš visai pamiršau. Micito taigi knarkė, kai būna nusilakstęs. Tai mes su boileriu turbūt laužą pasikursim, laukia pasėdėsim. Aš turbūt su jumis. Lazerį, dabar kai Micito jau miega, gali užbaigti savo baisią istoriją. Tai kas ten tave naktį kvietė?
Taigi tu, Ai, aš. Rimtai? nu taip, Tai nebaisi ta tavo istorija. baisi, nes aš tau skolingas plopsa buvau. Ir tu norėjai atgauti skolą. Vidury nakties kažkodėl. Tikrai baisu. Nusakau, einame god vėl. Ha! Kur iš čia dabar? Micito palapiniai. Nors, kai pagalvoji, tai galim dar laukia pabūti.